Laukia artimiausias susitikimas su Lietuvos Rytu. Sakykite, Karaliaus Mindaugo taurėje tikitės nugalėti? Tikimėms iš tikro nenugalėti, o kovingai žaisti. Pirmiausia, nuo to pradėsime. O rezultatas bus teigiamas to pusėje, kurie laimės. Tai, žinoma, aš pirmiausia galvoju, kad reikia rodyti charakterį. Žaisti namuose yra, aišku, privalumas mums. Tai turime nuostabius sirgalius ir palaikymą. Jie visada triukšmingi ir turim tokį mažą galbūt tarp mūsų derbį, nes šiek tiek mes, taip kaip švelniai tariant, taip kaip ir kovojam su Lietuvos Rytu, nes čia tarp fanų yra įvykę tokių nesklandumų, tokių, žinot, viešoje erdvėje. Tai toj vietoj kažkoks toks švelnus derbis yra tarp mūsų, bet be abejo, vienareikšmiškai jie yra favoritai ir jie turi, sakykime, pranašumą tą popierinį. O sakykite, Lietuvos Rytas šiuo metu truputį sustiprėjo, iš Neptūno nusipirko dar vieną žaidėją. Kaip Jūs manote, ar jisai didelė parama bus Lietuvos Rytui ir jums didelis priešininkas? Ne, tai be abejo, jie nupirko rezultatyviausią Klaipėdos Neptūno žaidėją. Tai žinot, ir ten vėlgi viešoje erdvėje buvo labai aiškiai įvardinti skaičiai, kokios sumos, kokie pinigai, už kokius pinigus perkamas žaidėjas. Tai tikrai aukšto lygio, aukščiausios klasės žaidėjas buvo nupirktas ir aišku, tie pinigai ten nebe tūkstančiais, o 10 000, ką moka Rytas, tai mums tai yra, kaip kosmosas, sakykime. Tai be abejo, tai labai geras žaidėjas, sustiprino juos, bet nemanau, kad tai kažką tai iš esmės keičia. Dar paskutinis būtų klausimas, ką palinkėtumėte žiūrovams, ar pakviestumėte juos susitikimui su Lietuvos Rytu? Atsineškit viską iš namų, kas kelia triukšmą, nuo, nežinau, ko ten, ką turite tiesiog, ir padėkite mums tiesiog kautis su Lietuvos Rytu, o mes tikrai pažadėsime tą rimtą kovą, o gale tegu nugali stipresnis. Ačiū. Išvyka laukia į Klaipėdą su mūsų garsiuoju ir Utenos Juventusą į 3. vietą atvedusiu Dainiumi Adomaičiu bei jo klubu Neptūno. O vasario 14-ąją berods susitikimas su vienu rimčiausių LKL ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyre Lietuvos Rytu. Sakykite, ko tikitės iš šių dviejų susitikimų? Šiuo metu ir šiais metais negalima išskirti jokių komandų ir sakyti, kad čia svarbiausias varžovas ar nesvarbiausias. Svarbiausias varžovas yra tas, kuriuos susitinki šiandien, artimiausių metų, ir vertinu tiek Neptūną, tiek Lietuvos Rytą, bet nesakau, kad tai neįmanoma arba reikia jų bijoti. Su Neptūnu yra eilinės LKL čempionato kovos varžybos, o su Lietuvos Rytu šiek tiek išskirtinės. Todėl, kad čia yra Karaliaus Mindaugo ketvirtfinalio varžybos, jos yra tik tai vienos. Šiais metais toks reglamentas, kad yra tik tai vienos, tai reikia sukaupti visą energiją būtent šitom varžybom. Nebus nei atsakomųjų, nebus nei jokių papildomų varžybų ir tiek. Kas šitose varžybose laimės, tas pateks į Karaliaus Mindaugo taurės finalinį ketvirtą. Tai yra išskirtinės varžybos visam sezonui. Tai to jie skiriasi, ką jūs klausėt, dviejos tos varžybos. Aš tikiuosi abiejose sėkmės, bet tos su Lietuvos Rytu yra daug didesnės reikšmės. Taip, kad jos yra labai svarbios.